Gerai, Danutė. O šitą paėmėt kitą lankstinuką, šitą trašulį? Prašau. Koks jūsų vardas? Anūkų daug turit? Ne vieno. Bet dirbau su vaikais visamžių. Tai daug anūkų, ta prasme daug. Nu dar vienai pedagogijai. Čia. Atsiprašau, pasirašau ir kam? Ar nusisausai, Danutė jau danučių klubas. Mes jau čia steigiam danučių klubą. Jau aš esu merė danučių klubą. Ačiū, sėkmės. Pasirašyti. Dabar pauzė. Aš noriu, kad ir man pasirašyti. Tai aš tada duokit šitą. Tai ką pati? Oi, dar iš saldainį. Ačiū labai. Prašau, lietuviai, ar turi? Jau gavau šmargaičių. Ačiū labai. Ačiū, sėkmės, labai gražiai atrodo. Galima? Prašom. Mano anūkėlė, Andželika. Ačiū labai, ponia Pranskinė. Prašom, anūkėlį parneškit saldainuką. Labai ačiū. Ačiū širningai. Ačiū laimingai jums. Mažąją anūkėlę, kuri pusę metų, pavadinom ir Gelena, prosenelės gatvė. Vėl tie vardai grįžta į mažą. Taip, grįžta. Čia buvo mažoji? Jo, aš važinu, ką. Patricija, aš paimsiu. Prašom, būtinai. Yra tokia ypatinga proga Šiaulių miesto dienos ir kaip net važiuoti, ypač turint mintį, kad pirmiausia noriu pasveikinti šiauliečius su švente, palinkėti jiem ištvermės ir kuo greičiau įveikti tuos dabarties sunkumus. Kita vertus, Šiauliuose yra mūsų vienas iš stipriausių ir aktyviausių skyrių. Pustrečio 100 žmonių dirba kartu su mumis, su manimi Lietuvos liaudės partijoje ir štai mes čia, toj aktyvioj gatvėj, turime savo ir būstinę, ir štai tą palapinę, ir šiandieną su 100 žmonių teko pabendrauti, taip pat pradedant nuo Ryto radijo, taip pat užsukant į vieną iš įmonių, kurios pažįstu labai senai, ne vieną dešimtmetį, tai yra Senąją Rūtą, ir štai čia praeina daugybė žmonių, noriu pakalbėti apie savo bėdas, apie savo rūpesčius ir tiesiog pasisveikinti, na ir vieni kitiems palinkime sėkmės. Taigi iš tikrųjų labai džiugi diena ir gerai, kad nors šventės metu šiauliečiai nėra nusiminę, surūgę, o saulėti, kaip ir priklauso šiam miestui, linkę bendrauti, atviri ir geranoriški. Taigi norėtųsi, kad ir jūs, mėly šiauliečiai, linkėtų sėkmė, visokeriopą sėkmė, bet sako, Dievas padės, jeigu mes patys stengsimės. Sakykit, dar norėjau paklausti, Šiaulių skyrius vienas gausiausių palyginti gyventojų skaičiumi. Kaip galvojat, kokios idėjos, kokios nuostatos traukia tuos žmonės? Kas dar galėtų būtent, kodėl prie jūsų jungiasi? Na, pirmiausiai, mes atstovavom ne kokį nors elitinį sluoksnį ar vieną grinai visuomenės grupę, o stengiamės subalansuoti interesus ir rūpintis visais visuomenės reikalais ir visom visuomenės grupėm. Dėl to ir pasivadinom Liaudės partija. Ir aš manau, kad aš pati turiu moralinę teisę jai vadovauti, todėl, kad visą gyvenimą man rūpėjo ne tam tikros grupės interesai, o pradedant nuo Sąjūdžio laikų, pirmos premjerystės, iki šiandien dirbti visiems, girdint visų rūpesčius ir stengiantis ir atspindėti žmonių lūkesčius ir juos kaip tai suderinti tarpusavyje. Taigi šitas skyrius kaip tik sutelkia labai daug įvairių žmonių. Žmonių, kurie jau buvo politikoje ir išmano ją, kad ir mūsų pirmininkė Danutė Kaveckienė, kuri dirbo ir miesto merijoje ir žino miesto problematiką ir jai rūpi. Yra ir verslo žmonių, yra ir daug jaunimo studijuojančio, besimokančio, taip pat ir medikų, ir mokytojų. Kitaip tariant, tas margumynas atstovavimo, kuris praktiškai išreiškia Šiaulių miesto sudėtį. Na, o kad šitas skyrius aktyviausias, tai mes nustatėm netgi mūsų tokių vidinių partijos konkursų. Pagal skaičių narių, pagal tokį susitelkimą, išradingumą. Jie iš tikrųjų,
jeigu ne pats geriausias, tai tikrai iš pirmo trejetuko stipriausių skyrių ir mes tikimės, kad šiauliečiai ras juose užtarėjus, rimtus talkininkus jų problemoms spręsti ir bus tas ryšys abipusis. Tikimės jų pergalės artėjančiose miesto savivaldybės tarybos rinkimuose. Sakykime, atsistoja prie jūsų ir nepartiniai žmonės, ne partijos, ar tai jūs džiugina? Be abejo, man be galo džiugu, aš prisimenu, prieš keletą metų irgi buvau tokioj pačioj šventėj ir tada kelias valandas pasirašinėjau ant knygučių, ant bukletų ir šiandien mes taip pat turime ir tokių, nepolitinių ir knygelių mano ir su mano šeimos tarpusavio bendravimo ir tokių vaikiškų ir pasisakymų ir bendravimo su vyresnė karta patirties atspindžių, taip pat ir partinės reklamos turime ir saldumynais pavaišinti ateinančias močiutės ir vaikus ir suaugusius. Svarbiausia, žmonės nori pabendrauti, nori, kad būtų išgirsti. Nusiskundimų yra įvairiausių, žinoma, rečiau šiandien girdi pasidžiaugimą, bet žmonės atėdami su rūpesčiais, jie tuo pat metu nori ir įsijungti ir dirbti kartu. Aš manau, kad po mūsų pabendravimo Šiaulių skyrius pranoks 300 žmonių ir bus tikrai ir dabar jau yra antrasis Lietuvoje po Vilnius. Mūsų partija auga, stiprėja, gausėja ir jeigu mes turėsime daugelyje ne tik tai miestų, bet ir rajonų tokius aktyvius žmonės kaip Šiauliuose, aš manau, kad mes iki sekančių Seimo rinkimų tapsim viena iš stipriausių partijų. Gerai, dėkui, sėkmės jums. Sėkmės.